Kepsime. Pjaustyt galima. Sveiki visi! Šiandien mes pagaminsime visų vaikų mėgstamą kinetinį smėlį. Mums reikės dubenėlio, paprasto smėlio, mes sunaudojame pusę kibirėlio. Šių mokyklinių klijų Rex skysto skalbiklio spalvotiems audiniams. Pirmiausia, sumaišiau nedidelį kiekį klijų su Rex skalbikliu. Gavau tasų šlykštuką. Vietoje skalbiklio galime įdėti atskiesto borakso arba kontaktinių lęšių skystį. O iš visų bandytų klijų tik šie mums tiko, nes su kitais klijais nesigauna toks tamprus ir tasus. Pagamintą šlykštuką snargliuką sumaišome su dideliu kiekiu smėlio. Jeigu smėlis mums gaunasi jau sausokas, tada galima įpilti dar 1 arba 2 valgomus šaukštus vandens. Jeigu norite greičiau išminkyti, tai su mikseriu sumalkite tiesiog. Ir galiausiai gauname naminį kinetinį smėlį. Kad neišdžiūtų ir nesukietėtų, smėlį sudedame į indelį su dangčiu arba į maišelį. Su juo taip smagu žaisti. Jisai mažiau byra negu paprastas smėlis ir yra puresnis negu tiesiog šlapias smėlis. Kai po daugybės žaidimų smėlis išsausėjo, pridėjau mažą kiekį šliukštuko ir įpyliau 2 valgomus šaukštus vandens. Ir viską vėl sumaišiau. Tada jau su mikseriu maišiau. Ir mūsų smėlis, žiūrėkite, vėl kinetinis. Smagių jums smėlio žaidimų. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki kito karto.